Nu ką, paskutinis rytas šituose apartamentuose. Viskas jau praktiškai sukrauta. Dviratukas redi, batukai redi. Laukia 4 valandų maždaug long ride'as. Bet toks gana komplikuotas. Pirmiausia, tai per treniruotę matuosiu laktatą. Po valandos 2 ir 3, tai deduos į kišenę. O dėl to sakau, kad komplikuota, dėl to, nes, žodžiu, šiandien turim išsičekint iš šitų apartamentų iki 12, o nuo 3 galim kraustytis su Daiva į naujus apartamentus. Tai žodžiu, toks laiko tarpas, kur neaišku, ką daryti su daiktais iki galo. Ir dar persivežtis reikia ir taip toliau. Tai žodžiu, ir dar Jonas rytoj išskrenda paryčiais. Tai žodžiu, mūsų planas toksai. Norim visus zuikius vienu šūviu kažkaip tai nušaut. Tai pirmiausia, Jonas išvarė dabar pas Gabrielę Andrašiūnienę, pasiimti jos mašinos. Tai jam 3 kilometrus numinti iki jos, pasiims mašiną, atvažiuos iki mūsų, mes visus savo daiktus sumesim į tą mašiną ir pastatysim mašiną prie naujų apartamentų, kur gyvensim. Šiaip čia visai netoli, už kokį pusę kilometro. Bet žodžiu, neleido čia mums daiktų palikti apartamentuose, iki kol galėsim į naujus įsičekint. Tai Jonas pasiims mašiną, susidėsim daiktus, paliksim daiktus, mašiną paliksim su daiktais prie apartamentų. Ir kadangi Jonai šiandien nuo 11 galima, dabar yra po 9:40, tai kadangi Jonai nuo 11 galima pasimti mašiną, kurią jisai išsinuomavo, tai mes galvojam, kad neužsivėlinti labai į šiandienos raidą, nes Gudiškiai organizavo čia tokį kainą, kurį aš norėjau numinti, bet aš dar 2 savaitės čia turėsiu, tai aš tikrai turėsiu laiko jį praminti, o Jonas jau jį mynė. Tai žodžiu, darysim taip, kad jau kai čia su daiktais būsim susitvarkę, išsičekinę, su juo numinsim iki oro uosto, tai čia apie 30 km, kažkas tokio, minsim iki oro uosto ir pasimsim nuomojamą mašiną ir su ją nuvažiuosim šiek tiek į šiaurę, į Las Palmasą, į sostinę ir nuo ten irgi pasiliksim, tai yra į tą mašiną susimesim dviračius, nuvažiuosim, pasiparkuosim mašiną, išsitrauksim dviračius ir tęsim savo raidą. Tai bandysim trupučiuką šiaurę pamatyti ir aplankyti, nes aš taip visiškai nesu buvus. Jonas, nežinau, jis čia prieš daug metų Gran Canarijoj yra buvęs, bet man atrodo šiaurė irgi nėra mynės. Tai žodžiu, bandysim taip ir tada praminsim, susipakuosim vėl dviračius į mašiną, grįšim čionais ir jau bus galima įsičekinti naujus apartamentus. Tai daiktus iš Gabrielės mašinos perkelsim į naujus apartamentus ir tada beliks mašiną nuvežti Gabrieliai ir viskas kaip ir bus padaryta. Ir Jonas, žodžiu, jau tada sekančią naktį, bet šiandien visą dieną dar pabus ir ten 3 gal nakties jisai išvaro. Tai jo paskutinė dienelė. Tai biškiu toks complicated, nesąmoninga čia ta diena, bet kažkaip išsisuksim. Ir dar kitas dalykas, kas biškiu irgi nesąmoninga, tai su tuo laktatu nežinau kaip čia bus. Tai bus taip, kad mes minsim apie valandą, tikriausiai daugiau iki oro uosto, tada kol visą mašiną pasimsim, taip toliau. Tai man, žodžiu, po valandos jau bus reikėjo pasimatuoti pirmą kartą laktatą. Bet tada bus ilga pertrauka, kol pasimsim mašiną, kol nuvažiuosim. Ten važiuoti nėra daug, gal pusvalandis, bet vis tiek išsikrausim, vėl pradėsim važiuoti. Tai toksai balaganas, sakykim. Kažkaip ilga diena, daug reikalų ir bandysim kažką uždokumentuoti ir gal bus galima iš to susukti šitą video. Tai nežinau, galiu parodyti, ką jau į treniruotę, tai 2 Maurteno geliukus, Power Baro guminukus, Trendo geliuką,
labai neskaičiau angliavandenių, dar gertuviai turiu porciją, bet vis tiek manau, kad stosim kažkur, arba pavalgyti, arba tiesiog kokiai degaliniai nusipirkti ką nors skanaus. Tai bus matyti. Imsiu, dar planuoju imti kamerą, tik tais nežinau, kaip ją man čia reikia įsitalpinti, nes šiaip, tarkim, šitaip, nu tai nesąmonė čia kažkokia gaunasi, kažkoks gaidys. Galvoju, gal reikia kažkaip dėti po vipsais, po maikę, bet tada sunku bus ją išimti. Nesugalvoju, kaip padaryti, arba dėsim ant Jono nugaros. Sugalvosim. Arba reikia dėti pirmą ant dviračio. Jo, gal reikia dėti pirmą ant dviračio. Ir visai nedėti tada ant šito stiko, bet jis toks galima iš toli pafilmuoti. Tai jums būtų geresni kadrai. Nu, bet bandau, žodžiu, pirmą gal dėti ant dviračio. Nu, setapas toksai, bet jinai nuo vibracijos nulinks žemyn. Nu, bet matysim. Ir man atrodo, kad biškių kompiuteriukas trukdys. Tai jeigu darysiu panoramik, tai arba pasuksiu, arba tiesiog nuimsiu. Matysim. Vėjas tai eik tu mačiut. Ir pučia visiškai nuo oro uosto į mūsų pusę. Tai dar, jeigu yra kažkokia užuovėja, tai dar. Bet čia ką tik reikėjo nuo kalno leistis. Nu ir tiesiog daužo į visas puses. Tai aš tiesiog ant stabdžių nuo kalno. Nes baisu, kad tiesiog išneš į vieną pusę. Vos nulaikau vairą. Ta prasme, mes esam debilai. Kaip Samoško pasakytų, mes esam kauš. Ta prasme, ant 11 važiuojam. Ir šiaip ant 30 važiuojam. Ir realiai mūsų daugiau jaučiu nei pusę longraido bus tiesiog į oro uostą. Tu mačius. Nu, nežinau, kaip čia geriau. Du. Nei valgau, nei geriu, nieko. Burnoj pizda. Tiesiog va taip ant grindų. Viens 9. Perfekt. Veidas murzinas kaip nežinau kas. Bet tikriausiai todėl, kad važiavom 1:50. 34 km lygumo prieš žiaurų vėją. Na ir aišku, tiesiog
vėjas, dulkės, smėlis. Tai, žodžiu, buvo priskrepuota ir privalgyta smėlio, dulkių. Jaučiu, važiuosim arba atgal namo, arba kur nors biškį dar toliau, kad, bent pavyktų planas kažką naujo pamatyti ir paeksplorinti. Bet bus matyt, gal žiūrėsim tiesiog, kur mažiausiai vėjo. Nusigavome. Vargais, negalais. Kaip čia tą vėjuką parodyti? Šalta man. Šalta. Kaip po kokio graveliumba. Eiktų. Atvykome. Galėsim startuoti. Į kitą salos galą atvarėm, ne į šiaurę, į vakarus. Šitie kalnai mus apsaugos nuo vėjo, tikėkimės, nes šiandienai vėjo jau pakanka. Pagal maršrutą rodo, kad bus kem 2 kilometrai. Kilas 2 sukilimo. Galim judėti.
kylam į kalniuką nuo vandens realiai, nuo pačios. Liko sukilimo climbo liko 2,8 km ir 200,8 metrai. Per kilometrą 100 metrų. Suvalgiau viską, ką turiu ir išgėriau viską. Bet man atrodo, kad čia kažkur, bet neužilgo, šitą palei tokį miestelį važiuoju. Tai man atrodo, kad Šparas yra. Šparas. Kažkur. Tikiuosi, kad yra, nes jei ne, tai bus I'm gone, I'm dead. Tai va. I'm gone, I'm dead. Kad Jonas žinotų, kad aš čia stoju. Padarysim taip. Iki sukilimo pabaigos liko 430 metrų. 3 metrai į aukštyn. Z2 100 šiam pulsas. Matau viršūnę ir mačiau Joną. Jisai ten manęs laukia. Ten už to posūkio.
aš atvariau čia į šitą viešbutį, sakau, hello, is this reception? No, labas. Tai net nepasižiūrėjau, kad čia nais. Jonas yra... Va, viena O, tau. ačiū. Paskui. O. Tikiuosi, nebus labai blogai. Manau, kad ne. Ai, čia taip, netgi rakto nereikia eiti. Žiauriai gerai. Tikras viešbutis. Ateityje, kaip ir visur. Ai, čia visai kitaip. Labukas. Sveikinuosi iš naujų apartamentų. Tai paskutinės 2 savaitės gyvenom vienose, apie tai jau parodžiau, papasakojau prieitam video. Tai nuo vakar, nuo vasario 14 atsikraustėm su Daiva. Kadangi Daiva atskrido į kitus apartamentus, tai aprodysiu, papasakosiu, kaip čia gyvenam. Ir ja. Tai pirmiausia, įėjus turime dviratį. Turime miegamąjį. Čia miegam su Daiva. Toks va kambariukas. Pirmam aukšte gyvenam. Tai jau vieną naktį miegojom, galiu pasakyti, lovos patogios, svarbiausia, pagalvės patogios. Ir jo, tada turime tualetą, vonę, dušą, žodžiu, viskas vietoj. Tada turime, čia yra mūsų virtuvė. Iš tikrųjų, tai jo, virtuvė kaip viešbutį tokia mažytė. Gerai, kad bent yra šaldytuvas, į kurį vos viską sutalpinom. Telekas. Čia irgi mūsų visi maistai, viskas sugrūsta, prikrauta. Tai tokia svetainytė. Tada turim šitokią terasėlę. Šiaip vairas tame, kad ten vat yra restoranas. Ir prieš kelias dienas, dar kai nebuvom čia atsikrausti, ėjom vakarieniauti su Jonu ir su Tomu. Ir mes taip atėjom ir galvojom, blemba, kaip čia fainiai gyvent būtų, čia baseinas, čia dar nesimato. Tai yra toksai mažas baseiniukas, ale džakuzi burbuliuoja, bet šiaip šaltas vanduo. Ir jo ir pūlas, ir stalo tenisas, žodžiu, viskas čia nais. Bet, žodžiu, nežinojau, kad aš čia būsiu apsistojus. Tai kai sėdėjom vakarieniavom, pasižiūrėjau rezervaciją, kurią Daiva siuntė. Ir žiūriu, jo, čia ir gyvensim. Taip. Bet šiaip yra vienas žiauriai blogas dalykas šituose apartamentuose. Ką tik dar ėjau ir pasidaryti savo check-iną ir ėjau pasiklausti, tai yra tai, kad internetas neveikia, Wi-Fi'us neveikia. Vakar dar šiek tiek veikia, šiandien tai praktiškai be šansų. Tai, o aš tas 2 savaitės šiek tiek būsiu, tai dirbti turėjau, bent jau galvojau, imt atostogas ar neimt. Nu, tai čia bus mano ženklas, kad reikia imti atostogas ir tada nesukt labai galvos dėl visokių skambučių ir darbų ir taip toliau. O jau asmeniniam reikmėm tai gal kažkaip užteks. Arba blogiausiu atveju reikės eiti čia žodžiu reikia apeiti per kelias gatves į viešbučio receptioną. Ir tenais, internetas tenais kuo puikiausiai veikia receptionė, bet kad kambariuose tai neveikia. Ir prieš mane kaip tik dar toksai britas vyrukas, žodžiu, labai pyko ir skundėsi, kad 5 dienas nebuvo interneto pas juos, nors jiems žadėjo, kad ten sutvarkys ir taip toliau. Tai dabar jau aš galvoju, ir aš irgi sakau, pas mus neveikia, tai čia, nežinau, perkelkit į kitą kambarį, kur veikia, ar tai grąžinkit pinigus,
nu kažką žodžiu tvarkykit, darykit, nes nu nesąmonė būt be interneto. Tai nepanašu, kad čia kažkas pasikeis, bet sako, kad čia yra neįprasta ir jie viską darys, kad sutvarkytų, bet žinant ispanus, ką jie darys, tai greičiausiai nieko. Toks buvo šeštadienis, šiandien sekmadienis mano yra toksai. Poilsio diena, Daiva išmynė į Longraidą, tai aš tiesiog eisiu prigult ant saulytės prie baseino, pasideginsiu, pailsėsiu, pabūsiu, žodžiu, ramiai, jokių šiandien planų nebeturiu. Daiva, ar skanu? Labai. Gerai pakritus tokie. Iš salos vaizdelis toks, nežinau, į ką jums tai panašu, bet turim kalimą. Tai paskutinės kelias dienas čia žiaurūs vėjai buvo ir panašu, kad iš Saharos dykumos atsiuntė šiek tiek smėliuko. Tai einant į džymą keistas atrodė dangus. Tai pasižiūrėjus orų apsą, kiekvieną valandą atrodo vis blogesnė situacija rodo. Dabar rodo, kad yra pavojinga oro kokybė, tai rekomenduojama būti namie. Akivaizdu, kad aš ne namie. Nežinau, ar čia labai gerai buvo minti, bet matysim. Šiaip dviratininkų gatvėse tiek pat, kiek paprastai. Gal tik vienas kitas minas su kaukė ant veido, bet šiaip tai galiu pasakyti, kad gana nejauku, nes atrodo, kad, šiaip gal baisu kvėpuoti per burną, tai kvėpuoji per nosį, tada atrodo, kad toks sūrumas šiek tiek burnoje ir šiaip atrodo šiek tiek teršti, kadangi bandau kvėpuoti per nosį daugiau, tai nosį šiek tiek teršti, bet šiandien 2 valandos, tai bandau kuo ramiau, kad nekvėpuočiau labai intensyviai. Tai jeigu ką, čia ne debesis. Šiandien yra giedra, saulėta diena, matosi iš šešėlio. Bet dangus tai toli gražu ne mėlynas. Čia gal geriau. Tai jo, bet tai jo ten, kur nėra kopų. Tai kad mes ant kopos stovim dabar. Dirbu savo ir žiūriu, turiu draugelį. Dažniausias Kanarų salos tikriausiai gyventojas visų namų. Šilta, gera jie čium tai. Šilta, gera jiems čia tai ką. Ir gyvena.